Labadiena, mano vardas Gintautas Rumbaitis ir šiandien aš jums papasakosiu atvejį, karieso gydymo atvejį, kaip mes valom kariesą, ką naudojam, kaip restauruojam dantį. Taigi, turim situaciją, kur pacientė kreipiasi dėl jautrumo kramtymo metu, jautrumas į terminius dirgiklius, kaip šaltis, karštis, šaltas vanduo, pavyzdžiui. Čia jau yra uždėtas koferdamas, tai va čia, kur matom mėlyną šitą dalyką, tai tiesiog yra izoliacija nuo seilių ir nuo kraujo, jeigu dantenos kraujuoja. Tam, kad mes dirbdami turėtume švarų darbinį lauką ir neužsiterštų plombuojamas paviršius, nes tik tai gerai izoliavę dantį mes galime jį kokybiškai restauruoti. Ir čia mes matome kariesą kramtomajame paviršiuje, vagelėse. Taigi, ir mes atveriame šitą dantį, čia jau yra šiek tiek pragręžtai, ir ertmės dugne mes matome smarkiai demineralizuotą dentiną. Toliau mes atsiverinėjame ertmę ir imame karieso markerį į pagalbą. Tai yra specialūs dažai, kurie nudažo dentiną rožinę spalvą ir mes tada labai gerai matome, kur mums dar reikia jį gręžti ir išvalyti, o kur jau yra sveiki audiniai ir kurių mes liesti neturime. Štai čia mes matome dar ryškiai rožinį demineralizuotą dentiną, taip pat ir čia, ir čia. Na ir mes valome ertmę toliau. Situacija yra šiek tiek jau geresnė, bet vis dar turime šitoj giliausioje vietoje rožinės spalvos, nors jau jinai nebėra tokia ryški. Ir štai čia mes matome jau ertmę paruoštą plombavimui, tai yra išvalyta, švaru. Taip, čia mes plombuojame. Dantį mes atstatinėjame mažom porcijom, atkurdami jo anatomiją ir dėliodami po kiekvieną mažą gumburėlį iš plombos. Taip mes galime pasiekti ne tik gražų, bet ir funkcišką rezultatą ir dantis taip atrodo natūraliai. Na ir mes turime užplombuotą dantį, turime pabaigtą restauraciją. Aišku, paskui dar yra tikrinamas sukandimas, kai yra nuimamas koferdamas, ta mėlyna guma. Taigi, štai čia mes turime jau pabaigtą restauraciją, turime užplombuotą dantį, turime atkurtą anatomiją, po plomba yra išvalytas kariesas jau. Aišku, paskui dar, kai mes nusiemame koferdamą, tai ta mėlyna guma, mes turime patikrinti sukandimą, turime pažiūrėti, ar yra teisingas restauracijos aukštas, kad pacientui būtų patogus sukąsti ir kramtyti. Ir jeigu reikia nedidelių korekcijų, jas atliekame ir atliekame galutinį poliravimą. Ir štai čia turime vaizdą kitų kampų, matome gražius šlaitus, matome gražią anatomiją ir užplombuotą dantį.